Sveiki! Nusprendžiau nufilmuoti tokią trumpą makiažo pamokėlę ir jums parodyti, kaip pasirauti šitą tokį paprastą, kasdieninį savo makiažą. Makiažo priemonės, kurias naudosiu šitame video, yra įperkamos ir jas galima rasti, manau, kiekvienoj parduotuvėje, kur yra pardavinėjamas makiažas. Ir ši makiažo pamokėlė yra labai lengva ir manau, kad kiekvienas žmogus gali pasidaryti šitą tokį makiažą, nes jis yra labai lengvas ir nereikia naudoti daug priemonių ar panašiai. Tai va, jei norit pamatyti, kaip aš pasidariau šitą tokį makiažą, galite žiūrėti šitą video toliau. Pirmas dalykas, kurį naudosiu, yra makiažo bazė. Šiandien naudosiu Catrice Prime and Fine makiažo bazę, kuri yra tokia. Ir aš naudoju makiažo bazę, todėl kad ji man padeda mano makiažui išlikti ant mano veido ilgiau ir taip pat pasiskirsto makiažas tolygiai. Dabar naudosiu savo makiažo pagrindą. Šiandien naudosiu L'Oreal True Match makiažo pagrindą. Tokį. Išsklaidysiu jį su šepetėliu. Ir kai pasidažiau su savo makiažo pagrindu, dabar pasidažysiu savo antakius. Naudosiu šitą Essence Eyebrow Gel, spalva yra 01 Brown. Ir naudosiu tokį kampuotą šepetėlį. Ir tiesiog paryškinsiu savo natūralią antakių formą. Dabar dažysiu savo akis, naudosiu šitą antakių šešėlių bazę, naudosiu Essence I Love Colors Intensifying Eyeshadow Base. Tokia šešėlių bazė. Ir šešėlių bazė padeda šešėliam išsilaikyti ilgiau. Savo akim naudosiu Makeup Revolution šešėlių paletę ir naudosiu ruda spalva ir su tokiu šepetėliu tiesiog paskirstysiu šešėlius tolygiai ant savo akių vokų. Šiaip savo kasdienį makiažui naudoju tokias nude rudas spalvas ir tokias spalvas maždaug naudoju kasdienį makiažui. Ir dabar naudosiu didesnį šepetėlį, tokį. Paretušuosiu šešėlius, kad labiau būtų pasiskirstę ir nebūtų jokių aštrių linijų. Trumpam nebedažysiu savo akių, dabar dažysiu vėl savo veidą ir naudosiu maskuoklį. Naudosiu šitą Essence Camouflage spalva 10 Nude, naudosiu šitą maskuoklį ir pamaskuosiu tiesiog savo paakius, savo smakrą, savo kaktą ir ten, kur turiu spuogėlių, tas vietas užmaskuosiu su maskuokliu. Ir su tokia kempinėlė viską tolygiai paskirstysiu. Dabar uždėsiu šiek tiek pudros. Naudosiu šitą Kobo Professional Brightening Powder. Tokį powderį. Su ją pasidažysiu ant savo paakių, smakro. Tiesiog tas vietas, kurios noriu, kad būtų tokias šviesesnės. Ir grįšiu vėl prie savo akių ir dažysiuos vėl su tais pačiais šešėliais, kurias naudoju anksčiau, tiesiog ir padažysiu ant savo apatinės akių linijos. Kartais įdedu kokio nors tokio spindinčio šešėlio savo kasdieniniam makiažui, kad pasiįvairinčiau savo įvaizdį. Tai panaudosiu tiesiog šitą tokią auksinę spalvą blizgančią ir su pirštu tiesiog patepsiu ant savo akių vokų šiek tiek. Tiesiog, kad makiažas atrodys toks šiek tiek įdomesnis, išraiškingesnis. Tai todėl ir kartais taip darau. Dabar dažysiu su tušu, naudosiu šitą akių blakstieno bazę, naudosiu šitą Maybelline Lash Sensational tokią bazę. Ir tiesiog bazė man padės mano blakstienom būti tokiom ilgesnėm, išraiškingesnėm, kai jas dažysiu su savo tamsiu tušu. Tai va, pasidažiau su bazę. Dabar, kol mano bazė blakstienų džiūsta, pasidažysiu savo lūpas ir naudosiu šitą Colourpop lūpų pieštuką, spalva yra Oh Snap.
toks pieštukas. Apvesiu savo lūpas šiek tiek virš savo natūralių lūpų kontūro, kad mano lūpas atrodytų šiek tiek didesnis. Ir dabar, kai pasidažiau savo lūpas su lūpų pieštuku, naudosiu lūpdažį, naudosiu šitą L'Oreal Paris Collection Exclusive spalva Delicate Rose. Tokia rožinė spalva. Kadangi tušas jau išdžiūvo, naudosiu Essence Volume Stylist 18 valandų išliekantį tušą. Tokį. Kai pasidažiau savo blakstienas, pakontūruosiu savo veidą su šia Essence Great and Transform veido palete. Naudosiu šią šviesiai rudą spalvą ir pakontūruosiu savo skruostikaulius, kaktą bei apskritai smakrą, visas tiesiog aplinkui savo veidą pakontūruosiu. Ir kai pakontūravau savo veidą, naudosiu highlighterį. Naudosiu šitą Catrice Arctic Glow Highlighter Powder. Tokį highlighterį. Vat čia. Man labai patinka, kai labai ryškus highlighteris būna. Nežinau kaip jum, bet man labai patinka tas. Tai aš dedu gan daug, nes tiesiog mėgstu švytėti labai. Dar ant savo nosies šiek tiek. Ir dar čia. Ir paskutinis dalykas, kurį naudosiu savo makiaže, yra šitie skaistalai, šitie Catrice Cosmetics Blush Box. Tokie skaistalai. Ir spalva yra 020 Glistening Pink. Ir tiesiog patepsiu biškį savo skruostą. Ir toks yra rezultatas. Tikiuosi patiko jums šitas video ir tikiuosi, kad ir jūs pabandysit pasidaryti tokį makiažą. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.